yra pasauga ir konkurencinė naudo 65 kg. Piliečių mokykla Kuormės. Kokios nuotaikos po varžybų? Iš tikrųjų puikios, nes ko ir tikėjomės, taip ir atsitiko. Iš tikrųjų labai. Pirma varžovė buvo iš tikrųjų nežinoma. Stengiamės, ką kalbėjome su treneriu atlikome ir lengvai visai įveikėme varžovę. Antroji varžovė buvo tikrai stipresnė, lyderė jau varžybų. Buvo sudėtingiau su ją kovoti. Pirmomis minutėmis teko praleisti smūgį. Galvojame, kaip kontratakuoti, sukontratakavome ir per pratęsimą gaila, bet ne mūsų teisėjai buvo pusėje ir atidavė pergalę jai. Kokį trūkumą dėl pergalės kovoti? Truputį sėkmės. Nes pasiruošę tikrai buvom gerai, šį kartą teisėjai mus nepalepino. O tai kaip apskritai vertinti savo pasirodymą? 9 vieta. Gerai, ar galėjo dar būti geriau? Manau, tikrai gerai. Tikrai gerai. O ką vyksta per likus laiką? Kaip patinka čia? Iš tikrųjų labai smagu čia būti, didelė ir garbė su daug sportininkų iš Lietuvos. O po to grįžus į Lietuvą vėl bus darbas. Pasiruošimas, Lenkų rinktinė nacionalinė pakvietė kartu dalyvauti stovykloje ir ruošimės pasaulio čempionatui. Ir kokie tikslai ten? Patekti į 17-tuką. Treneri, kaip vertinat auklėtinės pasirodymą? Puikiai. Vertinant, tikėjomės truputį geriau, planavome prizinės vietas 5-3, bet pagal kovų visą eigą kartais sporte taip atsitinka, nepasisekė, nes realiai kovojo su pajėgia priešininkė antra, pirma ten aišku išėjo silpnesnė tenai, laimėjo be didelių problemų. Nuo antrą su Ispanija pritrūko sėkmės, jau išlyginus gale rezultatą pasikreipė koją ir jau atėjus per pertraukėlę buvo aišku, kad negalima bus atakuoti. O jeigu per pratęsimą netakuosim, buvo loterija. Jam arba taip, bet šį kartą nepasisekė. Ispanija irgi nelabai atakavo per pratęsimą. Kodėl teisėjo toks sprendimas? Todėl, kad iki to paskutinio taško jau jos tampė, o atidavė Ispanijai todėl, kad Ispanija favoritė ir daug medalių Ispanija kovoja. Net po kovos atėjo teisėjai paklausė, iš kur jūs esate čia, iš kur per tokią šalis, kad taip sukovojo. Jeigu net nežino, tai čia automatiškai buvo, kad atiduos jai, bet tai pasikreipus koją reikėjo atakuoti, mušt taškus. Būtų buvę biškai kitaip, gal būtų ir kitaip susiklostę, bet pagal kovojimo bendrą lygį labai patenkintas ir prizininkais tikrai galėjom tapti ir visi matė. Rezimuojant, vieta tenkina iš tikrųjų. Pati vieta kaip ir netenkina ta 9, bet rezultatas, kovos stilius viskas gerai. Tik tai nesisekė biškai, o tai viskas labai gerai buvo. O kaip jums, kaip treneriui, universiados lygis, gyvenimo sąlygos, viskas? Viskas puiku, atmosfera ta tokia kitokia negu daugiau sporto šakų, nėra tokios įtampos atsakomybės, kad grinai ant jūsų užkrauna ir taip kažkaip ir sportininkam lengviau, o bendras taekwondo lygis tai nesiskiria nuo pasaulio čempionato. Ir olimpiniai čempionai pasaulio viskas lygiai tas pats. Labai aukštas ir labai viskas gerai.